Treneri, sveikinimai su pergalė. Pirmiausiai jūsų įspūdžiai apie šios dienos rungtynes. Na, labai nervingos rungtynės buvo. Kodėl buvo nervingos, nes, manau, sunkiausia buvo prisitaikyti mums prieš tos aikštės. Na, plauko nelabai yra daug, tas kamuolys kitaip vaikšto ir Džiugas gana gerai gynėsi ir mums buvo sunku įveikti tą jų gynybos bloką. Bet aš džiaugiuosi už komandą, kad komanda tikėjo, kad mes galim įmušti tą įvartį, nes tokių pusprogių tikrai buvo, neblogų, gal tokių išėjimų irgi, kur trūko gal kažkokio paskutinio perdavimo, pusiau momentų irgi buvo. Ir smagu, kad ir tie keitimai, kurie buvo atlikti antrą kėlinį, aš manau, pagyvino labai žaidimą ir 2 įvarčiai Kadero. Tai aš labai džiaugiuosi visų pirma už komandą ir už jį, kad pagaliau jisai įmušė tos įvarčius. Tai puolėjo tokia duona mušti įvarčius. Tai jeigu tu jų nemuši, tas pasitikėjimas irgi krenta. Tai tikiuosi po šito rungtynių ir tas pasitikėjimas grįš ir jisai bus naudingas mūsų komandai. Tiek Hegelman, tiek Džiugas atsargiai pradėjo rungtynes ir gal toks ir buvo taktinis nurodymas iš pradžių tokia atlikti savotišką žvalgybą ir po to pereiti į atakas. Tikrai taip nesinori, aš manau, nei jie, nei mes, bet prašiausiai taip abi komandos taip žaidė ir sakau, Džiugas tikrai gerai gynėsi, labai kompaktiškai gynėsi. Mes turėjom problemų su to ir tas rezultatas toks ir buvo, gana ilgą laiką 0-0 ir buvo tų tokių keletą išpuolių ir iš jų pusės, kur mums tikrai gal pasisekė prie to rezultato 0-0, bet kaip ir sakau, mes tikėjom ir džiaugiuosi labai už komandą, kad mes pasiekėm šiandien pergalę. Treneri, leidau savo per transliaciją šiek tiek pajokauti ir pasakyti tą Linekerio frazę, kad žaidžia 22 žaidėjai, laimi vokiečiai, dabar irgi tokios 4 pastarosios rungtynės, kur taip pat karpom gali į vieną pusę, į kitą pasikreipti viskas, bet laimi Hegelman, bet turbūt šioje situacijoje labiausiai džiugina, kad vis tiek ta komandos gynyba ir atstovi, kai labiausiai reikia. Be abejo, išlaikyti nulį yra labai svarbu, ne tik mums, turbūt bet kuriai komandai. Įmušti tu gali bet kada, bet jeigu tu prasileisi, jau 2 įvarčius yra sudėtingiau įmušti. Tai be abejo, džiaugiausi, kai visa komanda gynėsi, tai ne tik gynėjai, tai ne tik vartininkas, bet kaip visi atliko tą darbą, kurį mes buvom suplanavę ir aš manau, mes tą darėm iki pat rungtynių galo. Turėjote vieną netektį, Mulderis nežaidė, kada Aistruoliai gali tikėtis jo sugrįžtant į aikštę? Jau kurį laiką per rinktinių pertrauką jis gavo traumą treniruotę ir tai jisai iškritęs dar kokiam 2-3 savaitėm. Tai tikiuosi, kad jau artimiausių laikų pasijungs į treniruočių procesą ir žingsnis po žingsnio jau bus ir aikštėje.